Man tai šiaip įdomu paklausti, ką jūs čia piešėte iš tiesų. Kas čia pavaizduota? Vis tiek galvojat kažką, tai kažkokius tai siužetus. Kai kurie yra labai konkretus siužetai. Pavyzdžiui, čia iš kaimynų gyvenimo. Tai čia iš mano kaimynų gyvenimo. Bet tai čia kas čia yra kaimynė kokia vaikšto? Čia taip pat girdėdavau, kai atsikrausčiau į tą butą, kad retkarčiais tokie kažkokie tai baiminiai, kai kaimynė taip pat, žinote, šaukia. Ir keistas dalykas būdavo, kad girdėsi tik tai moteriškas balsas, o kartais taip kažkoks vyriškas lik ir subamba. Tai va tokia situacija yra pavaizdama. Tas vyras toks pasislėpęs, bet jis tenai toks svarbus veikėjas. Nu va, tai čia visai yra apie ką pašnekėti. O šičia kas nupiešta? Va šitas kėdutės. Čia taip sunku papasakoti. Šitas sunku. Asmeniškės. Aišku. O va šitas pieštukas, tai toks kaip... Čia tokia dėdės dovana. Tai jis irgi turi tokią istoriją. Tokį irgi iš kaimyno gyvenimą tokį eskiziuką nusipiešiau ir po kokių kelių metų išsitraukiau, bet ten irgi ta jo potekstė tokia nesmagi. Jau po kelių metų išsitraukiau, žiūriu, kad tas eskiziukas gerai atrodo, reiktų didesnį padaryti, bet jau tik tai tema pasikeitė. Dėdės dovana tokia linksmesnė. O šiaip visiems man labai patinka šitie du geltoni ryškus tokie, gal mes čia atsistojame. Kokia čia kilmė jų, iš kur jie kilo, kokios čia idėjos. Jie tokie gal aštrokė, tas tai toks ranka veda žmonės, tada daug buvo visokių politinių įvykių tais laikais, va tokies visokie minų susirinkimai, politikai veda vienus vienur, kitus kitur. Vairuoja. Čia Vytautas vertė pavadinimus į anglų kalbą, ten žiūrėjo, tai sakė, kaip suprasti iš kampo, ką čia reiškia tas kampas. Sakė, ar čia kampas, kur viduj kampas koks nors, reiškia, kokiu kampu pažiūrėsi, ar čia fizinis kampas. Čia įvairiai. Man buvo labai įdomu tai, kad visada atrodė man, kad vienas pačių tokių įspūdingiausių ir originaliausių lietuvių tapytojų yra Šalkauskas. Bet kadangi jis niekada neužsiminėjo jokią pedagoginę veiklą, niekada nedėstė ir niekada neturėjo jokių mokinių. Tai autoritetą Kaune tarp jaunesnių tapytojų didelį, bet niekad nebuvo jokios tiesioginės jo kūrybos įtakos. Staiga tavo darbuose eina, pastebiu tą ryškę būtent Mykolo Šalkausko įtaką. Tas mane labai nustebino iš pradžių, bet po to, kai paskaičiau jūsų su Danguole interviu, atradau kad tu patyrei tam tikrą jo įtaką. Gal tu galėtum apie tai plačiau papasakoti? Kodėl, pavyzdžiui, veikia tave ne tavo dėstytojai akademijoje taip stipriai, o būtent Mykolas Šalkauskas? Ne vien Mykolas Šalkauskas, gal jis stipriausiai. Visa gera tapyba veikia, bet Mykolas Šalkauskas gal taip, mano stilių gal labiausiai paveikė. O kodėl? Tai nežinau, matyt, kažkas artimo tai yra tarp mūsų, tai todėl ir paveikė. Ir kitas toks man atrodo labai didelis tavo tapybos privalumas, tai kad iš pirmo žvilgsnio tokie labai kasdieniški motyvai ir kasdieniški siužetai ilgiau žiūrint pradeda darytis vis sunkiau įmenami. Atsiranda kažkoks paslapties elementas, fantazijos elementas. Ir atrodo, kad viskas yra pažįstama, bet kad tu po ilgesnio laiko nebegali atsekti to tikrojo siužeto. Tas turi tokios poetinės intrigos labai stiprios. Ir kaip tau pačiai, kas kokios yra pagrindinės tavo kūrinių inspiracijos? Kasdienybė ar vaizduotė? Ir kasdienybė,
tiesiog mano tokia kalba, man žodžiais gal sunkiau kalbėti, aš pasirinkau kalbą spalvomis, vaizdiniais ir žinoma, pirmiausia, kasdienybė įkvepia žmonių santykiai vienokie ar kitokie ir kažką tai nuo savęs pridedu. Tai tokios lyg ir banalios temos, žmonės, aplinka, bet tai kiekvienas jas pergyvena kažkaip tai autentiškai ir tas atsispindi, bet tas darbuose ir pavaizduojama. Tas toks bandymas lyg ir banalios temos paversti kažkokiu ženklu, kažkokiu tokiu vieninteliu išgyvenimu. Turbūt labiausiai tas ryšas su Šalkausku, kad yra atspirtis realybė, po to atsiranda vaizduotės elementai, apibendrinimas į ženklą, fragmentiškumas, bet kartu yra labai ryškių skirtumų. Tai man tavo kūriniai atrodo daug intimesni, netgi tokios lyriškos melancholijos turi. Ir įdomu būtų taip pat, kodėl tu pasirenki būtent šitą koloritą, kodėl taip daug yra tokios garstyčių geltonos, žalios, jis toks gana neįprastas yra lietuviškam mene. Tiesą sakant, kodėl aš ir pačiai sunku pasakyti. Žiūri, kad ir pati, kad vienos spalvos greitai baigėsi, o kitos taip ir lieka. Kažkada tai kai dariau akvarelės prieš kokį jau 15 metų, tai man priešingai spalvos erzino, kad aš norėjau jau vien banduot likdavo, tada aš jau būdavau patenkinta. O aliejinai tapyba kažkaip priešingai. Ir kodėl tai sunku pasakyti. Tiesa susijusi su kokiu nors retu dailininku, su kažkokia grupe, ar stengiasi atsirinkti, su kuo eksponuojasi? Tiesą sakant, draugauju su visais, kurie pareiškia tokį norą. Dabar paskutiniu metu tiesiog bendrauju daugiau su jaunesniais, kviesdavo į plenerus, o šiaip, kad taip tokių kūrybinių bendraminčių tai yra, bet su jais kartais pabendraujam, kartais ne. Tokios grupės kūrybinių bendraminčių tai neturiu. Belieka tik tai palinkėti sėkmės, kad šiandien viskas gerai klostytų. Labai geras. Graži paroda. Graži paroda. Ir paroda graži. Mes aišku, turizmo filmas. Ne.